Sveikos, šiandien norėjau tokią temą pakalbėti. Vakar buvau su šeima leidome laiką prie ežero, plaukėme valtimi ir atėjo tas toks vidinis suvokimas, kad taip, aš džiaugiuosi tais mažais dalykais, kurie elementarūs, kurie tiesiog kasdienybėje mes galime jau krūvą tam pastebėti, ne? Šypsena kažkieno, kavos puodelis išgertas su draugu, tam pokalbis, tokie visokie maži dalykai. Ir iš tiesų jie sudaro tą laimę, tą pasitenkinimą, duoda džiaugsmą vidinį. Bet o kas jei nejauti to? O kas jei per savo nuolatinį nerimą, abejonės, nusivylimus tame rate, taip, jauti nerimą dėl kažko, kažkas neišspręsta, kažkas tau neduoda ramybės, protas vis gyvena ateityje, praeityje, sukasi, tada pasimėtęs abejonėse, negali apsispręsti ir tada nusivili kitais savimi ir tas ratas eina ir elementaraus nebėra džiaugsmo niekuo nebesidžiaugia. Toks, aš pati jaučiu tokį, kaip atrodo užblokuota, kai tos emocijos tokios jos, tik apie tą, dėl ko neramu, dėl ko abejoji, dėl ko nusivili, o to tokio vidinio džiaugsmo jisai neateina. Ir ką tada daryti, kai sako džiaukis, džiaukis gyvenimu, džiaukis mažomis detalėmis, o tu nejauti to, tu nieko nejauti. Ir per prievartą nesidžiaugsi. Protu suvoki, kad tau yra dėl ko pasidžiaugti, kad gali pasidžiaugti tais pačia gamta, saulė, medžiais, jūra. Bet viduje to džiaugsmo tikrojo nėra. Ir visą gyvenimą tas toks džiaugsmas, jisai, toks kaip nublankęs, nes tu jo tiesiog nejauti. Protu suvoki, bet emocijos tai netokios eina. Ir ką daryti? Apsimesti, imituoti tą džiaugsmą. Bet tai ne tas, tu nejauti to tikrojo gyvenimo džiaugsmo. Tai ką, išvada viena, kad pirma, čia turime atrasti, kas mus neramina, priimti atitinkamus sprendimus, nustoti nusivilti, nes viskam yra priežastis. Kai čia džiaugsminga, tada mes galime pradėti tais mažais iš tikrųjų kasdieniais dalykais džiaugtis. Ir tada net nereikia, kad kas nors sakytų, natūraliai tiesiog džiaugiesi. Tai norėjau tokia pasidalinti savo patirtimi, o jeigu tu jau nusprendi, kad nebenori gyventi tame rate, taip, nerimas, nusivylimai ir abejonės, tai kaip primenu, gali registruotis nemokamam 30 minučių pažintiniam pokalbiui. Iki.